pamoką su LibreOffice Writeriu. Panagrinėsim rėmelių formavimą. Pažymėsim lentelę, paspausim su dešiniu pilies klavišu, pasirinksim table, perinam į skirtuką border, tai yra rėmelis. Ir tarkim, mes norim aplinkui uždėti dvigubą liniją pastorintą, šiek tiek storesnę pasirinkam, white laukelį pasirinkam, uždedam aplinkui, set outer border only, tik taip aplinkui ir dar pasirinksim, pavyzdžiui, spalvą red. Taigi, paspaudžiam OK, pažiūrim. Iš tikrųjų uždėjo rėmelį aplinkui dvigubą pastorintą liniją. Vėl paspaudžiam su dešiniu, pažymim lentelę, paspaudžiam pažymėtą sritį su dešiniu pilies klavišu, pasirinkam table. Dabar mes norim pasirinkti punktyrinės linijas vidury. Pavyzdžiui, punktyrinė linija tik einanti vertikaliai per vidurį, bet aplinkui pasilieka tos pačios. Pradžioje reikėtų pažymėti tą sritį, kurią norit keisti. Kaip mat, punktyriniai linija parodo, kuris sritys dabar pažymėta. Mums reikėtų tik vieną sritį pasirinkti. Va šitą. Reikia pataikyti būtent į šitą sritį. Pasirinkam linijos tipą. Pavyzdžiui, grąžinam pažymėjau, dabar jau pavyko pažymėti, matot, šitas rodiklis rodo, kurį pažymėtas rytis. Ir pasirinku šitą punktyrinę liniją, pasirinku story, šiek tiek storesnį ir pasirinkam, pavyzdžiui, žalią spalvą. Arba geltoną, tarkim. O, pavyzdžiui, horizontalią liniją norim pasirinkti kitokio tipo. Irgi reikėtų ją pažymėti. Kaip matot, va šitas rodiklis rodo, kad jinai dabar šiuo metu pažymėta. Na ir pasirinkam, pavyzdžiui, va tokią, tarkim, liniją. Pasirinkam spalvą, pavyzdžiui, mėlyną. Ir pasirinkam, dar biškį pastorinkim. Na ir dabar paspauskime OK. Ir matome, gavom būtent tokius rėmelius. Dar šiek tiek apie teksto formatavimą. Pavyzdžiui, raidės yra, tarkim, sakinys pradedamas rašyti, kaip matot, iš didžios raidės, tarkim, mums reikia, kad visas sakinys pataptų parašytas didžiosiam raidėm. Pažymim sritį, paspaudžiam su dešiniu klavišu, change case, uppercase. Pavyzdžiui, norim, kad visos raidės taptų mažas. Su dešiniu, vėlgi, change case, lowercase. Ir, tarkim, norim, kad kiekvieno naujo žodžio pirmoji raidė būtų didžioji. Pažymim su dešiniu, change case, capital every word. Na ir yra kiti variantai. Na, dar kartą, pavyzdžiui, padarom, kad pirmoji raidė būtų mažoji, o visus kitus didžius. Pažymim tekstą su dešiniu, change case. Na, pirmosios mažas, likusios didžios. Kartais tai jis pakeičia kitaip. Dar kartą reikia pabandyti. Na, dėja, ši funkcija nelabai efektyvi. Ta prasme, jinai ne visai teisingai atlieka savo veiksmus, paverčia mažuosiam ir panašiai. Na, tikėkime, ateis laikas ir šita problema bus išspręsta LibreOffice Write programoje. Ir dabar apie formulės. Tarkim, šitam langelį norim sukurti matricą. Praplečiam langelį plotį, kad jinai tilptų. Insert, Object, Formula pasirinkam. Matricos įterpimui yra naudojama format, skirelis ir šitas langelis. Atsiprašau, 2 kartus paspaudėm, šitą dalį ištrinkim. Ir kaip matot, jeigu patrauksim slinkties juostą, mums įterpia 2 stulpelių 2 eilučių. Vienas grotelės čia reiškia, kad toj pačioj bus langelis. Va tai skliaustelis daugiau lygų, daugiau mažiau ir klaustukas reiškia, kad bus įterptas langelis. Matot, 4 langeliai reiškia yra įterpti.
dvejas grotelės reiškia, kad tai bus, likusi dalis bus rašoma kitoje eilutėje. Taigi, tarkim, mes norim įterpti 3 stulpelių, 3 eilučių. Tada mums reikia čia įterpti dar grotelės, klaustukas ir, kaip matot, čia kita eilutė, po šių 2 grotelių reiškia, kad tai yra dar kita eilutė, tarpas grotelės, tarpas klaustukas, uždarom skliaustą. Tai jau mes padarėm 2 eilučių ir jeigu mes norim perėti 3 eilutę, 2 grotelės, galim šitą dalį nukopinti, pastatom žmeklį, įklijuojam. Ir kaip matot, 3 eilučių, 3 stulpelių matricą įterpim. Ir mes čia dar norim. Na ir tarkim mes dar norim parašyti, kad tai yra x lygų šitai matricai. Gal. Dar įskliaustas. Terpsim. Pradžioje ir gale skliaustai. Taigi, įterpiam formulę. X lygų matricą. Nu, galim vėl eiti į matricą ir surašyti skaičius. 5, 5, statom žymeklį, 8, su rodiklė. Neišeina čia perėti taip, vis tiek šitoj srity. Su rodiklė galim nebent va čia rašyti, bet... Na ir taip toliau. Nepildysim. Jei mes norim įterpti kitą kažkokią formulę, vėl pastatom, pavyzdžiui. Dar pabandom panagrinėti. Taip, vėl insert, object, formula. Tarkim, mes norim surašyti trupmenį, tarkim. Arba va šaknį. Įterpiam. Įterpia. Patraukiam slinkties juostą. Ir matom čia. Pažymim šitą kvadratą, pavyzdžiui, kvadratu, o čia, pavyzdžiui, x. Ir tarkim, mes pastatom žymeklį. Va čia matot žymeklius pastatymą. Plius. Atsiprašau, pliusą geriau naudoti operatorius. Prašau. Taip. Na, plius. Ir, pavyzdžiui, plius x. Ir panašiai renkantis atitinkamą skirtuką, jūs galite terpti vienokį ar kitokį matematinį ženklą arba operatorių ir panašiai. Taigi, išeinam iš tuščioj vietą paspaudėm, mes išėjom iš formulių rašymų srities. Dar lentelėje mes pasimokinsim įterpti išnašą. Išnašas naudojamas tuomet, kai reikia kažką paaiškinti, tarkim, suma. Ir mes paaiškinam, kad tai yra išlaidų suma. Insert, footnote, endnote. Ok. Mat, netilpo, Ctrl-Z. Šiek tiek sumažinau šitos 6 eilutės plotį ir lentelė vėl savo vietą grįžo. Dar 10 eilutę, aišku, irgi pamažinkim. Ir dabar, dar kartą, parašom sumą, shift home, insert, footnote, endnote. Ok. Ir rašom išlaidų suma. Atsiprašau, reikia perėti į lietuvių kalbą, Alt Shiftas, dar kartą Alt Shiftas, mat pasikeitė. Suma. Gerai. Taigi perinam prie sekančių užduočių. Šitą. Apie jas sekančiose pamokose bus pratęsta.